Na ką, bičiuliai, pagaliau palieku patogų ir saugų malajietiško miesto gyvenimą. Mano kuprinėje miegmaišis ir palapinė. Ir aš iškeliauju keliom dienom į šalies gilumą, ieškoti autentiškos ir tikrosios Malaizijos. Vos tik atvykęs į Malaiziją buvau pritrenktas didžiųjų šalies miestų spindesių ir prabanga. Mane pasitiko švarius ir tvarkingos gatvės su drausmingais vairuotojais bei įspūdingai išvystyta infrastruktūra. Sausakimšame mieste buvo tiek daug skirtingos išvaizdos žmonių, kad pradėjau nebesuprasti, kurie iš jų yra tikrieji Malaizijos gyventojai. Negalėdamas daugiau tverti šio modernaus chaoso, susikrovau visus savo daiktus ir pirmų pasitaikiusių autobusų iškeliau ten, kur akis veda. Thank you so much. Terima kasih. Na ką, viskas. Paprašiau, kad autobuso vairuotojas išmestų mane paskutiniai stotelį ir toliau kelionės savo jėgomis. Tik iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad išlipęs iš autobuso iš karto patinku į džiunglės. Bet deja, realybė yra daug liūdnesnė. Matote linija gražiai susodintas palmės. Nors iš pradžių aliejinės palmės į Malaiziją iš Vakarų Afrikos britų kolonistų buvo atvežtos kaip dekoratyvinis augalas, tačiau ilgainiui buvo atrasta, kad iš šių palmių vaisių galima gauti labai didelį kiekį kaloringo aliejaus. Ir tuomet prasidėjo masinis Malaizijos ir Indonezijos džiunglių kirtimas, visas lygumas užsodinant būtent čia kultūrinę palmių veislę. Nors masinis aliejinių palmių auginimas Malaizijai ir suteikė didžiulį ekonominį proveržį ir sukūrė milijonus naujų darbo vietų, tačiau tai turėjo labai didžiulę neigiamą pusę būtent laukiniai gamtai. Buvo sunaikintos ištisas ekosistemos ir dabar tikrasias džiunglės Malaizijoje galima rasti tik tai kalnų viršūnėse. Pačių palmių jokių vaisių nematau, matyt derlius jau nuimtas, bet ant žemės dar galima rasti keletą aliejinių palmių uogų. Savo išvaizdą šiek tiek panašius į datulės, bet su datulėm nieko bendro neturi. Visiškai jokio saldumo, toks jaučias glitumas, tikrai galima suprasti, kad čia yra aliejinis kultūrinis augalas. Daugelėje mūsų kasdien vartojamų produktų, ne tik tai maisto, bet ir kosmetikoje yra masiškai naudojamas palmių aliejus. Tai reiškia, tokiu keliu, skaniai valgydami ir patogiai gyvendami, mes prisidedam prie Malaizijos džiunglių naikinimo. Panašu, kad šalia palmės radau termitiną, bet tai kaip atrodo, pirmą kartą matau iš arti termitiną. Kaip įdomiai atrodo, sureagavo. Į gynybinę poziciją atsistojo termitai. Panašu, kad šalia palmių plantacijos visai šalia gyvena jas prižiūrintis darbininkai. Vat kaimelio žmonės kokie patriotai. Ant kiekvieno namuko Malaizijos vėliava. Oh, apa kabar? Kabar baik. Oh, boleh sembang ah? English. Ya, boleh sembang. Good lah. Faham. Jungle. Can go. Yeah. Go. Then you, where you live? Europe. Oh, Europe ah? Okay lah. Kaman here. Yeah, Malaysia good. What is this? Fish. I sell fish. Like Fish. this. Oh. You know, fish. Fish. All fish I sell. And kampung here. Sea fish or river fish? Huh? River. No river. I go and buy the market. And you sell here? Sell here on go. Okay. Sell. Okay, very 20 nice. years. Okay. Okay, terima kasih. Good luck. Okay, bye. Bye. Okay. Very nice. Oh, good. Nu va, kiekvienoje šalyje yra vietiniai maisto išvežiotojai, kurie į nuošalius kaimelius pristato maisto produktus. Hello. Hindu people. Yes, Hindu people. Oh, I go to jungle, tourist. Jungle? Yeah. Oh. Very far. Very nice place here. Very nice place. Yeah. Where from? Europe. Europe. Oh. I want to ask him, maybe you go to the wrong place or what? No, good. I have a map, so. Okay, thank you. So you only one Hindu family here? Yes. Oh, okay. And other people are local? Okay, thank you. Good luck to you. Okay. Bye. Dar Britų valdymo laikais Malaizijai pradėjo stipriai ekonomiškai klestėti. Į šalį atvyko daugybė imigrantų iš Kinijos ir Indijos, kurie sukūrė nedidelės bendruomenės net ir atokiausiose šalies kampeliuose. Todėl visiškai neturėtų stebinti kažkur atokioj pamiškėj sutikta nedidelė indų šeimyna.
Oh, it's oil, palm oil. Yeah. Okay. Nu va, pasirodo, ne visur dar palmių aliejaus derlius nuimtas. Pėsčiomis ten nukeliavau vos kelis kilometrus, o mano marškiniai visiškai permirkė prakaitu. Aš visiškai nesitikėjau, kad šitas nepakeliamas tropinis karštis taip stipriai vargins. Hello, apie kaba. What is this? It's angori. Angori. Fruit? Oh, potato? Banana. Oh, banana. Can I try one? Yeah. Where are you going? Camping, jungle. Jungle. I wanted to go solo, try, but it's very hot here. Too hot for me. Very hot Malaysia. Okay. For local people it's not hot, no? You speak English very good. Yeah. Okay. Sometimes tourists come here or no tourists? Tourists. Huh? Tourists come here or no? Europe, tourists? No? No? Okay. Only local people. Nors atrodo kaip keptos bulvės, bet skonis tikrai jaučias bananai. Yeah, it was very good. I want more. I take with me. Okay. Okay, terima kasih. How much pay? Yeah, please. How much? No. No. Thank you so much. Okay. Terima kasih. Selamat tinggal. Okay. Good luck. No pay? Really? Okay, thank you so much. Bye. Nu va, kai pasaulyje tiek daug gerų merginų, badu niekad nemirsiu. Tai va, piemenys Malaizijai su motoroleriu gano karves. Pagaliau, tolumoje matau savo išsvajotasias džiunglės, prie kurių aš po biškį artėju. Siapa nama va? Akil? Iya. Syahmi Iman. Syahmi Iman. Bilis. Bilis. Amru. Siapa nama va? Oh. Apie kaba. I'm only a tourist traveling from Singapore to Europe on bus, by bus. Tidak, saya hanya pelancong yang melancong dari Singapura ke Eropah menaiki bas dengan bas. Jauh gila nak. Very long trip. Jauh. Smile. Greetings to Lithuania from Malaysian kids. Good luck. Bye. Bye. Selamat tinggal. At visai šalia gyvenvietės, melioracijos griovy, tokios žuvys gyvena. Įdomu, kokie čia rūšis. Vidury palmių plantacijos kažkokią įdomią vietą priėjau. Turiu įtarimą, kad čia vietinės kaimelio kapinaitės. Apa kaba? Nice fish, please. Yes. You eat this? You, everyone, eat this best. Yeah, okay. Delicious. Fish, okay, delicious. Okay, I try. And what's next? What's popular? What's best? What's best? What is this? Tahu. Malaysia tahu. Malaysia. Okay, I take. Okay. And fish also. Fish. Okay, try. Okay. Curry. Vegetables, please. What is this? It's vegetable or meat? Soya bean. Soya. Good taste. Good, I like. Yeah. Lithuania. Very small country.
Small country. Yes. So you see tourists first time here? No tourists come here? No. No tourists? Oh, okay. Malaysia, nice country. I like Malaysia. Bye everyone. Thank you. Kas man labai patinka, kad malajiečiai būdami jūrinės valstybės gyventojai valgo labai daug žuvies. Man kaip žuvies mylėtojui čia yra tikras rojas. Na va, žmonės mažose kaimeliuose ir bananus augina. Panašu, kad čia ryžiai bus. Cukranendrės. Ne vien tik tai palmių aliejum užsiima. Halo, apie kaba? Siapa nama apa? Nama apa? Bilis. This is durian and durian chips? Yeah. Durian. Local meat, yes. Okay. What price? 10? 10? 10? Thank you. Oh. You're my friend. Very good people. Malaysian people are good. Thank you. Me Pakistan. Pakistan. Really? Yeah. I go to Pakistan also. Pakistan. Peshawar, Peshawar. Islamabad. Peshawar, my city. Peshawar. Peshawar. Oh, so you Pashtun. Pashtun. Oh, very good, very nice. Thank you. I go to Pakistan, Afghanistan. Oh. I try. Afghanistan, Pakistan, same. Yeah. Thank you so much. Good luck to you. Bye bye. Thank you. Take this here. Where are you from? Europe, Lithuania. Europe. Very small country, Lithuania. You come this to travel? Yeah, travel, yes. How you came there? By feet, I walk. 10 kilometers I walked already. You walk? Yeah, I walk. Siapa nama apa? Siapa nama? My name is Putri. My mom. My mom. What is your name? Bilis. Nice to meet you too. Nice to meet you. Thank you so much. Terima kasih. And how much to pay? No need. No? No need. Oh, really? Okay. Terima kasih. Can we Selfie. Okay, selfie. One more game. Okay, thank you so much. Nice to meet you. Salamat tinggal. Good luck to you. Okay. Nu va, kokios geros tos malajietės. Už dyką vežioja, maitina. Labai greit galima priprasti prie tokio gero gyvenimo. Nesinorės palikti Malaizijos paskui. Va, kaip įdomiai atrodo senovinis tradicinis malajietiškas namukas, kad apsisaugot nuo potvinių. Hi. You want this? What is this? Fruit, sour. Fruit. It's a palm. Kalubi. Kalubi. Try? Try? Sour, yes. Oh, very interesting. Black coffee. Okay, one. I can. See, you drink coffee, yeah? You drink. Okay. Thank you so much. I take. Cuba. Oh. It's like a lemon. Sour. Like a lemon, yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Terima kasih. So. You can speak Malay. No, just few words. Like siapa nama apa? Anna. Yeah. Malay name. Ani. This is my Ani. sister. Oh, okay. Nice. Bilus. I'm Bilus. This coffee homemade. Oh, homemade. Yeah. Very good coffee. Good coffee. Yeah. Like Original coffee. this is not very good. This is good. Oh, what is this? Very nice. Patai. Sugar. With sauce, soya sauce, bean sauce. Oh, like this. What is soya? Soya? You try. Okay. Aku tak hati cakap. Ngomong putih pula lah. Where you come from? Oh. Europe. Hello. Nice to meet Nice to meet you. Europe, Europe. yeah. Which country? Yeah? Lithuania.
Yeah, it's very small, like... Welcome to Malaysia. Thank you. Malaysia is very nice, but it's too hot for me. I try a small. Yeah. This one's Like... sweet. See? Oh, it's the salt. Yeah, salt. Okay. Oh, very interesting, yeah. Yeah. Good. Greetings to Lithuania. We from Malaysia. Very good people. Very good people. Thank you. Gave me some food. Thank you so much. Terima kasih. Sama-sama. Selamat tinggal. Bye-bye. Va taip atrodo mano kelionė pėsčiomis per nesibaigiančias Malaizijos palmių plantacijas. Nuo miestelio iki kaimelio. Na ką, liko jau visai nedaug ir pasieks Malaizijos džiunglės. Kokio nuostabumo paukštį matau aukštai medyje. Tikrai įspūdingas paukštis. Kaip dinozauras atrodo. Dabar suprantu, kodėl paukščiai yra dinozaurų palikuonis. Na ką, draugai, pagaliau visą dieną keliavęs per nesibaigiančias palmių plantacijas ir mažus kaimelius, nužingsniavęs daugiau nei 20 km, visas suplūkęs ir permirkęs prakaitų, pasiekiau savo išsvajotasias Malaizijos džiunglės. Jėga. Ir dar panašu, kad kažkur visai netoli girdžiu savo širdžiai labai mielą garsą. Vau, ką aš matau. Eina savo koks gėris. Na ką, panašu, kad aš neturiu jokio kito pasirinkimo. Žiūrėkit, koks grožis. Jėga. Nieko negalėjo būti geriau po tokios sunkios dienos. Panašu, kad tolumoje girdžiu kur kas didesnio krioklio šniokštimą. Tikrai nepasiduosiu, kol neatrasiu pačių didžiausių Malaizijos džiunglių stebuklų. Vau, koks krioklys įspūdingas! Ką, bičiuliai, bandau lįst gilin į džiunglės. Labai įdomu sužinoti, kas ten gyvena tuose malajietiškose džiunglėse. Eina savo kokie įdomus augalai. Atrodo, kad lapai būtų dirbtiniai. Užstrigau. Jokių stambių plėšrūnų kol kas nesutinku, bet ant žemės pilna visokiausių nematytų nariotakojų. Garsusis nuodingasis džiunglių šimtakojis. Labai įdomiai atrodo. Apačioj palikau savo sunkią kuprinę. Tikiuosi bežionės neiškraustis ir bandysiu iki Sutemų pasiekti kalno viršūnę. Tiesą pasakius, gerai būtų iki Sutemų sugrįžti atgal. Žiūrėkit, koks grožis. Ar įmanoma iki pačio viršaus užlipti be alpinizmo įrangos? Malaizija vis nenustoja mane stebinti. Kuo giliau į urvą, tuo įdomiau. Ar rizikuoti lysti gilin į urvą ar ne? Atrodo viliojančiai. Įdomu, kokie gyvūnai ten gyvena. Labai įdomus šimtakojis. Nieko panašaus nesu matęs europinė miške. Ir įkyrus garsas. Toks jausmas, kad kažkas pamiršo virdulį išjungti.
ką, panašu, kad pagaliau prasideda tikrosios džiunglės. Kokio gražumo paukštį matau. Eik tu savo, kiek čia daug gyvybės. Galvojau, kad jau nieko įdomesnio ir stambesnio nepamatysiu. Nu va, ir nesuspėjau užlipti į kalno viršūnę. Tropinis lietus prasidėjo. Biški gal ir keistai atrodau su skėčių džiunglėse, bet gal bežionės neišjuoks. Dar niekad nesumatęs, kad sraigė kaip voras ant voratinklio kabotų. Tai pasidarysiu tikras mauglis. Gal buvo ir lengvesnis kelias kažkur. Visas būzinas. Ką padarysi? Kažkokių įdomių grybų radau malajetiškam miške. Panašus į voveruškas. Gal pabandyt paragaut. O čia šiek tiek į kelmučius panašus. Turbūt kitaip ir negalėjo gautis paskutinė kelionės atkarpa. Per lietų ir per slidžius akmenis. Nu nieko, kaip nors įveiksiu. Ir pagaliau, panašu, kad jau visai netrukus pasieksiu kalno viršūnę. Kaip ir priklauso Malaizijos vėliava kalno viršūniai ir lieka vos keli žingsniai. Panašu, kad atradau tai, ko ieškojau. Savo išsvajotąją laukinę Malaiziją. Koks grožis, net ir lietui lyjant.